Ir viskas veikia. O dabar aš einu prie tavo projekcijos vakar nakties ir ją įgarsinsiu dabar. Prasidėjo projekcija nuo to, kad pakilau aukštyn, bet netrukus nusprendžiau leistis žemyn, per žemės sluoksnius, tuneliais, kol atsidūriau labai įdomioje erdvėje. Ten buvo tarsi biblioteka, bet neįprasta, sienos skendėjo rudų viršelių knygose. Kiekviena jų spinduliavo seną žinojimą. Su savimi turėjau kristalą. Jis man atrodė svarbus, lyg saugantis ar padedantis orientuotis. Tada pasirodė kelios figūros, stebinčios, bet tylinčios. Iš jų išniro vyras, žiūrėjo tiesiai į mane ir paklausė, ar žinai, kas aš esu. Atsakiau be baimės, o, malonu tave sutikti. Tada jis pasakė, aš esu pats velnias ir aš turiu tau 5 klausimus. Jis pradėjo rašyti pieštuku į kažkokį sąsiuvinį. Kiekvienas klausimas atrodė paprastas, bet jautėsi, kad bando pažiūrėti giliau. Kai priėjome prie 4 klausimo, jis paklausė, su kuo tu gyveni? Aš atsakiau, su tėčiu, mama, broliu ir sese. Jis pakėlė antakius tarsi nustebintas. Oho, kaip įdomu. Tuo metu pati nežinojau, kodėl taip atsakiau, bet projekcijoje jaučiausi kaip vaikas. Tuo metu tai atrodė kaip tiesa, net jei realybėje gyvenu kitaip. Šalia jo buvęs padėjėjas, toks keistai žvengiantis veikėjas, prapliupo juoktis ir pasakė velniui, kaip ir tu, nuobodžiai. Tada staiga mano kristalas nukrito ant žemės ir sudužo. Aš buvau sukrėsta, piktai paklausiau velnio, kodėl tu numetei mano kristalą, jis man labai brangus. Jis ramiai atsakė, suklijuosi ir ištiesė man klijų tūbelę. Atsisėdau ant žemės ir pradėjau klijuoti. Kristalas buvo suskilęs į trikampius, labai įdomios geometrijos. Klijai buvo labai lipnus, todėl paklausiau, o ar nesulips man pirštai? Jis šyptelėjo, nesulips. O tada pažiūrėjusi į tą pašaipų padėjėją pasakiau griežtai, kitą kartą aš pati tave sudaužysiu. Ir tai pasakiau visiškai ramiai, bet iš gilios savo galios. Tuo metu jutau, kaip manyje auga pasipriešinimas, nepatiko būti testuojamai, ypač kai jaučiau, kad jų tikslas gauti informaciją, o ne tik bendrauti. Ir būtent tada pasirodė 2 pranašai. Jie priėjo prie velnio ir kažką jam sušnabždėjo. Lyg gavus leidimą mane paleido. Velnias dar parodė žemėlapį, sako, tu esi čia, o tavo vieta ten. Tu žinai, kaip rasti kelią. Ir aš tikrai žinojau. Grįžau į savo kūną lygiai 2 valandą nakties. Vau, viską vėl iš naujo išgyvenom. Viską vėl iš naujo išgyvenom. Dabar taip tas, kur pavadinau velnio, kuris pasakė, aš esu velnias. Man, žinok, dabar toks jausmas, kad aš jį buvau sutikus ne vieną kartą. Atrodo, labai dažnai aš jį sutinku ir aš jau jį atpažinau. Bet čia šiame gyvenime tu jau jį sutinki? Ne, aplamai daug reinkarnacijų. Aha. Labai daug. O tu jį sutinki astralinėje erdvėje, va taip kaip eini projekcijas, ar tu jį sutinki dar kažkokiose kitokiose situacijose ir pavidaluose ir erdvėse? Pavyzdžiui, žemiškoje erdvėje gal jį sutinki? Supranti dabar, kaip įdomiai jis gali pasirodyti tas pats, bet jis keičia pavidalus ir jisai gali būti nuo mano pasąmonės, kokia mano pasąmonė.
Ir kitas dalykas, aš jį sutinku, netgi po mirties, netgi prieš reinkarnuojant. Ir kai aš atsimenu, kai jis pasakė, aš pats tas, ane? Kažkokia yra, kad tu kažką pereit turi. Ir kai parodė tokia kaip ola ir ten minusiniai sluoksniai kažkokie. Ir kad per tuos minusinius sluoksnius aš irgi kilau į viršų. Per tuos minusinius sluoksnius. Ir čia toksai kaip, kaip čia pasakius, pasąmonės kažkoks tai testas. Kai jisai ten mane pradėjo testuoti, ne? Pavyzdžiui, aš jo nemačiau, kad jisai būtų tikras velnias ten su ragais ar ten kažkoks baisus, ne? Jis man pasirodė toksai grinai šviesus, vyriškas, labai vyriški tie bruožai. Ir labai apranga pas jį buvo tokia kaip labai paprasta, ne su kostiumu kažkokiu, bet tokiu kaip su džinsiukais, su kažkokiu tai džemperiuku, tokiu, žinai, grinai, kaip žemiškom akim matyčiau. Supranti? Geras, kaip įdomu. Jo. O žiūrėk, ar jisai yra reinkarnavęs dabar, pavyzdžiui? Ar jis turi žemišką dabar kažkokią egzistenciją? Sako, mano dalių yra daug. Ir ta dalis yra tavyje. Kažkokia jo dalis, kažkokia tai šešėlinis kažkoks aspektas. Aha. Ir tas aspektas šešėlinis, labai įdomu, ar tas šešėlinis aspektas tavyje ir buvo tas momentas, kai tu dar kitoje projekcijoje pas tave buvo atėjęs, kur tu irgi pavadinai velniu? Ar čia ta pati dalis? Ta pati. Ir jisai, bet ten toj kitoj projekcijoje, ten grinai man bandė tuos kontraktus prakišti. Ir žiūrėjo, supranti, čia kaip pasąmonė testuoja. Kiek tu esi pasirengęs. Tai gali būti, supranti, simboliškai. Jie gali pasirodyti tokiu pavidalu, bet iš tikrųjų, kaip aš išjautau ten, kad ten yra viskas kaip energija, bet tiesiog mano protai, kad suvokti, kas tai yra, jie pasirodo būtent taip, kaip man atrodo, žinai, patogiausia. Ir kai svarbiausia, kai aš tą pačią tą astralinę projekciją prasidėjo nuo pačio kilimo, ne? Ir po to, žinok, prasivėrė žemė ir pasidarė toks kaip vortex, tokia kaip sūkurys. Ir tas sūkurys mane įtraukė. Ir aš buvau be baimės, jeigu aš tik būčiau bijojus, aš ten nebūčiau pakliuvus. Tu būtum atsibudus. Aš būčiau atsibudus, bet aš buvau pasiruošus. Ką man paruošė mano pasąmonė. Aha. Tai čia tavo pasąmonė jau buvo paruošusi tau šitą momentą, ar ne? Jo, atsimeni tą kitą reinkarnaciją, kai paklausė, o kas tam po žeme, kažin? Aha. Tik tai smalsumas sužadintas ir kaip aš pastebėjau, kad tu astraliniai projekcijoje gali, jeigu sužadinas tas smalsumas, tu gali tą smalsumą įgyvendinti. Ten pojūčiai, viskas kitaip. Labai smarkiai į tavo pasąmonę įsirėžė. Ir kas tas kristalas? O tas kristalas, žinai, aš pasiėmiau jį nuo savo stalo, tą kristalą. Ta, kur tu iš tikrųjų turi, ar ne? Taip, kur aš iš tikrųjų turiu. Bet jis vėlgi gali būti simboliška reikšmė. Aha. Ir kai aš pasakiau, aš jaučiuosi kaip vaikas, tai galėjo būti surištas su mano pačiu tuo vidiniu vaiku. Ir tas kristalas galėjo, kad aš atėjau būtent į tą erdvę, į tą vietą, susirankioti savo tuos vaikiškas baimės, šešėlinius tuos dalykus visus, ar ne? Taip. Wow. Taip.
Nes vaikai jie kažkaip tais labai aktyvuoja savyje per vaikus, kažkaip per tos visus Aha. įvykius, per visas reinkarnacijas ir tada tu perini kažkokias tai, išeini iš kažkokių tai ribų, supranti, tave testuoja, bet tas testas, supranti, nėra, kad tai yra prieš tave, bet žiūri tavo ištvermę, tavo stiprybę. Ir tos rudos knygos, ane, grinai, Mhm. pavyzdžiui, kai mes nueinam ten į tas erdves, angeliškas erdves, tu matai baltas, ten aukso, ten rudos, grinai žemiškos, kažkaip tai susijęs su to karmom, ten, žinai, šeimos Mhm. karmos, čia, žinai, viskas surišta. O kodėl tau tas krištolas tavo sudužo? Krištolas, man jisai sudužo, Kristalas aš dėl to pasakiau, sudužo. jis sudužo nuo tada, kai aš pasakiau, kad aš gyvenu su tėčiu, mama, sese ir broliu, o realybėje aš gyvenu su kažkuo kitu ir tada dužo man. Ar ne, dėl to, kad nesutapo informacija? Čia kaip koks detektorius? Ar kas? Dėl ko? Ne, čia kažkaip ne tai, kad bausmė ar kažkas, o dėl to, kad tu susitvarkyk kažkas iš vaikystės. Kažkokias traumas, susirink savo dalis. Labai rezonuoja. Taip, susirink savo dalis. Tai dabar ir susirink tas dalis. Tada, kai tą kristalą aš ten klijavau su tais kliais, tai įsivaizduoji, tas Ir simbolis, padarėjai, eikti savo. jo, jis man padėjo surinkti tas dalis. Tai tu jau padarėjai tą veiksmą. Taip, aš padariau. O tu dar pasakei tam, kad sudaužysiu aš tave dabar. Jo, Kodėl sudaužėjai? O eikti savo, kaip fainiai. labai. Tai tu viską susitvarkėjai tada. Jo, aš išreiškiau Atėjai į savo, tas žemės gelmes kaip vaikas ir visus savo tos šešėlinius baimės. Viską susitvarkėjai, susiklijavai į vieną, susirinkai viską. bet jis pasakė, tu esi dar saugioje erdvėje, nes esi tu numeris 2, o ten dar yra minusiniai. Ar nori, sako, ten pakliūti? Ir aš sakau, ne. Bet yra va tokie minusiniai, kad ten kažkas irgi gali būti, bet tu turi, nežinau, O aš ten net yra nebuvau pasirengus. tavo dalių irgi tas Aš minusinėse? nežinau, nes jisai man parodė ir aš sakau, ne, man ir tos erdvės užtenka, žinai. Bet yra ten dar kažkas. Gal ateis laikas atsivers, gal būsiu pasiruošus, bet yra kažkas, žinok. Nes man rodo, kad mes kylam per tas visas, mes iš tikrųjų, prasideda kelionė nuo nulinio ir arba tu kyli į viršų, arba tu krenti į apačią. Ten +1, +2, +3, +4, ne, ir eini aukštai. Tai kas ten buvo -2? Kur tu dabar buvai po žemę? Pliusas, pliusinis. Ai, dar pliusinis buvo. Jo, taip, bet man parodė, kad ten toliau nuo zero yra tokia kaip uola ir ten jau prasideda minusiniai. Sako, ar tu ten nori? Ir aš sakau, ne. Atrodo, kad kažkaip nesu pasiruošusi tam, aš nežinau, Iš pasąmonės ėjo, ne, ar ne? Jo, taip. Atrodo, viską tu žinai, pavyzdžiui, sutinki tą būtybę, atrodo, tu viską išjauti, tu viską žinai. Atrodo, tu taip žinai viską, tu taip nuskanuoji ir ten tuos, figūros, ten ta, kur juokiasi, ten tas, atrodo, tu visus tiesiog žinai. Niekas, nepasislėpsi tu. O tie, kur paskui atėjo pranašai ir pasakė, kad jai jau laikas, ir jie čia tos erdvės kaip saugotojai ir jie vertina, kiek laiko gali būti toje erdvėje, ar kaip? Supranti, kas, mes priėjom prie 4 klausimų, o 5 buvo neišspręstas ir atėjo tie ir sako, jei jau laikas, tai čia kaip gidai kažkokie, mano kažko gidai. Tai tavęs atėjo parsivesti, ar ne? Jo. Apsauga. Jo. O kas per 5 klausimas buvo? Aš žinok, taip ir nedėjau to 5 klausimą. O ar dabar pasąmonė norėtų tą klausimą pasižiūrėti, ar čia kitam kartui?
toks jausmas, ar nori tęsti, kažkaip, ar nori eiti, man kažkaip vėl, sakau, rodo tas minusinius. Tai čia su tuo giliau ir susijęs, dėl to ir meta tau tą užuominą tokia, kad Taip, yra dar jo, giliau. taip, Aišku, bet pasąmonė pati nusprendė ir netgi vat atsiuntė jau tas tave parvesti, kad jau šiam kartui yra gana. Tu taip, pasidarai, ką reikėjo, kaip fainiai. labai, 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 Nu labai, va, labai nu va, džiaugiuosi. o tu matai, sakai, kur aš ten duodas papuožymis. Jo, jo, jo. O Atrodo, čia tik su tais, kokia prasme duodėsi, matai? jo, ir žinai, tas, tasai, nu, vadinkim velniu, nes jis taip prisistatė, ne. Sako, nu, tai sako, Pats velnias. nu, sako, aš mačiau, sako, tu, sako, skrendi ten į viršų. Nu, o tai kaip tu taip čia, sako, pakliūni visi į apačią. Vadinasi, reikia susirinkti savo, žinai, dalis. Ir tada tu galėsi pakilti aukščiau. Taip, Nu, kaip faina. labai, labai džiaugiuosi iš tikrųjų Mhm. už tokią patirtį ir va tokia, jie pasirodė simboliškai, bet čia mūsų pasąmonė tiesiog, va taip va, Nu, labai parodo. faina. Šaunu. Ar dar yra kažkas iš to, ką tu nori pasižiūrėti, nuskaityti, ar dar pasąmonė kažką nori parodyti? Ne, čia jau viskas aišku man. Gerai. Stabdau tada. Mhm.